Ar kada jums kilo mintis, kodėl žmonės šoka su karstais? Pavyzdžiui, Madagaskare egzistuoja unikali tradicija, žinoma kaip pamadihana, dar įvadinama kaulų vartymu. Šitas ritualas suartina šeimas kaip niekas kitas. Kas 7 metus artimųjų palaikai būna išimami iš šeimų kriptų, įvyniojami šilkinius audinius ir nešiojami aplinkui laidojimo vietą. Už šios tradicijos slypi tikėjimas, kad žmogus neiškeliauja į amžinąjį poilsį, iki kol jo kaulai visiškai nesutrūnyja. Iki tol yra laikoma, kad jie yra užstrigę tarp žemės ir dangaus. Pamadihana nėra tik apie dvasinį tikėjimą, tai labiau gyvenimo ir mirties šventimas, kuris artina draugus ir šeimas. Madagaskaro gyventojai tai vertina kaip gyvybiškai svarbu jų kultūros paveldo objektą, o renginys alsuoja džiaugsmu ir vienybę. Madagaskare karstai neguli ramiai žemėje, jie šoka ir juda. Ką jūs manote apie tokią tradiciją?